Klaipėdos daugiabučio namo gyventojus puola žiurkės. Graužikai okupavo žmonių sandėliukus, užsuka ir į laiptinę. Savivaldybės atstovai sako, kad vienintelis būdas atsikratyti graužikų aklinai užtaisyti šiukšlių šachtą, nes turėdamos gausybę ėdesio žiurkės žaibiškai dauginasi. Žiurkė šiame Ryšininkų gatvės daugiabutyje jaučiasi kaip namie. Graužikai žmonių nebijo, nuodus ima net iš rankų. Žmogus nešė dėti nuodus kaip tik tuo metu ir ant konteinerio stovėjo, tai paėmė iš rankos ir pasiūlė. Tai tiesiogiai kaip prijaukintas gyvūnėlis, tiesiai iš rankos ir paėmė tos nuodus. Kai žmogus sako, ant širdies negera pasidarė. Žiurkės čia užsiveisė, nes šio namo gyventojai šiukšles meta į šachtą koridoriuje. Name apsilankiusi savivaldybės atstovė sako, kad gyventojai turi nedelsti ir nebenaudoti šiukšlių šachtos. Kitaip žiurkių antplūdis nesiliaus. Šitam name būtent yra sudarytos idealios sąlygos žiurkėm veistis, daugintis. Jos turi valgyklas ar kaip čia restoranus, į kurios gali ateiti užvalgyti. Rūsyje yra išklota, vienu žodžiu, lubos išklijuotos ir padengtos šiltinančia medžiaga. Jos ten turi grynas veisyklas. Namą prižiūrinčios bendrijos pirmininkas sako, siūlė žmonėms atsisakyti šiukšlių šachtos ir buitinės atliekas mesti į konteinerius kiemuose. Bet ne visi nori. Aplinkiniuose namuose taip pat veisėsi graužikai ir tarakonai, tačiau išsprendus šiukšlių problemą, visi kenkėjai dingo. Atvažiuoja liftų tarnyba, pastoviai ten žiurkės apačioj pas jų. Tu ant laidų pasikabinės ir nutrenkta, tu dar kokią, patys suprantat. Čia toks dalykas, kol neužvirins, čia tvarkos nebus. Todėl, kad yra ne viens užvirintas ir ne jokio kvapo, visi patenkinti. Šiukšlių šachtos daugiabučiuose namuose sovietinis palikimas. Tokios šachtos Klaipėdoje yra vos viename kitame name.